Labas, mano vardas Agnius. Mes diegiame dirbtinio intelekto asistentus įmonių vadovams ir juos pritaikome individualiai pagal jūsų įmonės veiklą. Bet geriau paklausykime, ką apie mūsų atsiliepia mūsų klientė Jekaterina. Žiūrim. Išties tai AI asistentas mano asistentei, gyvam žmogui, sutaupo bene 20-25 valandas darbo per savaitę. Aš galiu garantuoti, kad man AI asistento investicija atsipirko per pirmą mėnesį. Tai aš manau, kad nėra verslo, kuriam nebūtų reikalingas toks, bet ne toks paprastas AI asistentas, o būtent tai, ką jūs darot. Parašėt individualiai įmoniai pagal jos poreikius arba pagal to žmogaus dirbančio savo poreikius, kai jūs išsiaiškinat, ar ne, aš manau, kad kiekvienas tai turėtų turėti. Tai yra tiesiog must have dabar. Tai mano vardas yra Jekaterina, aš dirbu psichologijos srityje, konsultuoju klientus, plus turiu savo didelę grupinę terapiją, kur kiekvieną mėnesį didelis kiekis žmonių gilinasi į save per psichologiją. Bet faktiškai iš tikrųjų ir kreipiausi į jūs tam, kad gaučiau jau galutinį produktą, man sukurtą asistentą, kuris jau galėtų iškart pradėti dirbti. Ir man nebereikėtų jo jau ten apmokinėti, jam visko aiškinti. Žinokit, nusipirkau šitą paslaugą ir likau labai patenkinta iš tikrųjų. Tiesiog nepamainomas darbuotojas, kuris 24 valandas per parą yra tavo. Ir jo atlyginimas yra nulinis, jeigu paskaičiuoti ilgalaikiai gražoje, ką jisai atneša. Todėl tai yra viena pagrindinių investicijų, apie ką turi galvoti žmonės, kurie dirba, ar ne, versluose. 100% aš dabar negalėčiau įsivaizduoti savo darbo dienos be asistento. 100% negalėčiau. Aš manau, ir aš savo draugiams sakau, nes mano aplinkoje irgi labai daug verslininkių, aš sakau taip, kad jeigu dabar neinvestuoti į AI ir į tokius specialiai jums sukurtus asistentus, ne šiaip AI, ne chatas GPT, ar ne tiesiog ten chatai pokalbį, bet grinai toksai jums dedikuotas specialistas, jeigu tai neinvestuoti, po dar 10 metų, jau tapsi dinozaurais. O Dieve, viską, faktiškai viską, ką mes įsivaizduojam kiekvieną dieną darydami ofise, ateina žmogus į ofisą, jisai tikrina e-mailus, jisai, nežinau, ruošia visokiausias sutartis. Pas mane apskritai AI specialistas padarė net puslapio dizainą, padarė atsiskaitimo formos dizainą. Visus mano pasiūlymus, kuriuos aš siūlau klientam, reorganizavo, perdarė visus dizainus, padarė absoliučiai visą mano terapinę erdvę pakeitė. Ir visą tai padarė per valandą. Bet tai, apie tai, kad net nebereikia atsakinėti jokių laiškų, tai tiesiog, aišku, tai yra toksai ganėtinai rizikingas dalykas. Tai jisai tiesiog parašo draftus, asistentė prisėda, pasižiūri, ar tie draftai teisingi, jisai tuo pačiu metu mokosi, reiškia, jau sekantis vis kitas jo atsakymas yra geresnis ir geresnis ir geresnis. Ir tik tai jinai jau atsako, išsiunčia laišką, tai jam jau yra signalas, taip veikia automatiškai, tai jau jam yra signalas, kad jis gali sukelti visus ten, pavyzdžiui, kalendorių, priskirti jam visus laikus, išsiųsti dar apmokėjimo nuorodą, išsiųsti, sugeneruoti Zoom nuorodą, nes aš dirbu asmeniškai su klientais. Viskas. Faktiškai tu nieko nebedarai iš techninės pusės. Tik patikrini, kad komunikacijos ta žinutė būtų teisinga. Tai tikrai auksinis darbuotojas. Tikrai daugiau, sakyčiau, gal net 5. Nes jeigu mano asistentės darbas per mėnesį laiko nukrito 70%, tai čia jinai anksčiau dirbdavo 40 valandų į savaitę, jeigu paimsim, tai 70%. Čia labai daug. Tai yra labai, labai, labai daug. Aš galiu garantuoti, kad man AI asistento investicija atsipirko per pirmą mėnesį. Tiesiog per pirmą mėnesį. Net gal nebuvo mėnuo praėjęs, o jau neatsipirko. Aš iš ties būsiu atvira dėl to, kad rinkausi tarp keletos komandų, yra Lietuvoje keletas tokių komandų, kas labai siūlo panašią paslaugą. Bet kas mane sužavėjo, tai yra realiai komunikacijos greitis, komunikacijos kokybė ir visų absoliučiai pateiktų kažkokių informacijos dalykų aiškumas. Aš kai gavau sutartį, aš negalėjau patikėti, kad jinai tokia aiški, tokia paprasta, tokia prieinama ir kad visiškai nereikia sukti galvos, ant tiek ten viskas aišku. Ir taip paprasta ir aš galvoju, geras. Ir visą laiką aš buvau pradžioje, turėjau kažkokių tokių neaiškumų, man biški buvo neaišku, aš visus klausimus uždaviau, man atsakė tiesiog viskas greitai, idealiai, iki tol, kol aš buvau patenkinta, vyko komunikacija. Ta prasme, aš nežinau, ar galėčiau ką nors geriau rekomenduoti, nei jūsų komanda tikrai.
Jo, aš gal žinai, ką noriu pasakyti, kad vat, padirbus su asistentu, aš kadangi irgi turiu didelę verslo patirtį, aš realiai galvoju, kad verslininkai tokie kaip ten, nežinau, apskaitininkai arba tie, kurie dirba vieni, nežinau, net ir tie patys influenceriai, nu, visi turėtų apie tai pagalvoti, nes tai be galo svarbi investicija ir tai padės nu, daugumai sumažinti tikrai administracinius darbus, atlaisvės jų tiesiog diena ir jie galės ir uždirbti daugiau, ir realizuoti daugiau. Aš pagalvojau, kad aš visai neseniai investavau į puslapį, kurį dariau maždaug 1,5 mėnesio ir investavau virš 1,5 tūkstančio. Aš galiu pasakyti, kad nestovi net šalia tas dizainas, kuris dabar yra. Ir su prasmėm. Tai čia darė žmogus, kuris užtruko 1,5 mėnesio ir dabar tos prasmės, kurios įdėtos jau yra į puslapį, jisai ištraukė viską, man tiesiog reikėjo susakyti jam ir jisai pasižiūrėjo visą mano Instagramą, visą prieš tai buvusi puslapį, tai kaip aš atsakinėju savo klientam. Ta prasme, jisai visur strategiškai pabuvojo, susirinko geriausią informaciją ir viską tai sudėjo. Ir man apskritai labai patiko, gal jūs žinot, Gary Vaynerchuk. Ir jisai tokią labai įdomią idėją podcast'e pasakė vat, apie dabar AI tokią evoliuciją, kuri vyksta, ar ne? Kad dauguma verslų pasisamdydami savo AI tą asistentą sumažina savo darbuotojų skaičių. Ir tai yra išties įdomu ir labai kaip ir vertinga, nes mes sumažinam strategiškai savo išlaidas čia ir dabar. Bet sako, mažai kas galvoja apie tai, kad jie gali nesumažindami savo darbuotojų skaičiaus integruoti AI ir užaugti ten 10 kartų greičiau nei bet kas kitas. Ir vat mane tas dalykas labiausiai, ar ne, žavė, ne tik susimažinti kažkokius savo kaštus, bet truputėlį mažinant savo administracinius darbus, atsiranda didelė galimybė investuoti į augimą. Ir vat jūsų asistentas, kuris yra paruoštas mums, jisai maksimaliai fokusuotas į tai, kad padarytų verslo kažkokios augimo strategijos dinamiką, ką galima daryti. Ir tai be galo išties aktualiau nei tiesiog susimažinti savo administracinius kaštus. Ir tai iš tikrųjų tiesa, nes kai dirbi su AI specialistu, tavo darbas tikrai tampa strategiškai daug prasmingesnis. Tu ne tiesiog e-mailus atrašinėjai, nes jisai tai daro aukščiausiam lygmenį, tiesiog aukščiausiam. Faktiškai aš net negalėjau patikėti, kad jisai apskritai tai, ką jūs padarėt, galima kalbėti balsu. Aš iš vis nemėgstu rašyti. Aš savo asistentai visą laiką tik balsu įrašinėju. Tai man tas dalykas, kad aš galiu AI asistentui tiesiog lietuviškai ir jisai idealiai viską pagauna, jokių klaidų, nieko. Ta prasme, aš galiu jam tiesiog susakyti visas 4 užduotis, į skirtingus langus jis viską padaro, gražiausiai ta prasme. Aš galiu pasakyti, kad aš nuoširdžiai rekomenduoju AI asistentą, bet ne šiaip, o būtent jūsų AI asistentą visiems, kas dirba bet kokį darbą savo arba versle, bet kokiom įmonėm, būtent ateiti pas jūs, nes aš tikrai garantuota, aš net savo draugėms sakiau, aš nemačiau tokių jaunų fainų žmonių, kurie taip pasirūpina nuo pradžios iki pabaigos, kur tikrai lieki nepamestas. Ir jau iki maks tikrai viso darbo ateisi, turėsi rezultatą ir aš tikrai galiu garantuoti, aš mažai ką rekomenduoju, bet apie jūs papasakau tikrai visiems. Jei ir tu nori turėti tokią asistentą savo įmonėje, parašyk mums žinutę ir pasikalbėkim. Iki greito.